Štai tokie bonsai įteikti visiems regionų lyderiams. ES struktūrinių fondų projektams, už kuriuos žmonės tinklalapyje esparama.lt balsavo daugiausiai. Vienas medelis augs Plungės turizmo ir verslo informacijos centre, kuris padeda smulkiajam ir vidutiniam verslui plėstis Lietuvoje ir užsienyje. Tai Telšių regiono lyderis. Plungės rajone veikia apie 800 smulkių ir vidutinių įmonių maždaug šiuo metu. Ir didžiąją dalį, aišku, sudaro mikro ir mažos įmonės. Ir Plungės turizmo ir verslo informacijos centras prieš inicijuojant šį projektą atliko apklausą būtent smulkių ir vidutinių įmonių ir išsiaiškino, kad jiems trūksta tam tikrų žinių ir kompetencijos jų versle, sakykime. Projekto metu suorganizuoti 2 mokymų ciklai. Vienas pavadintas Moterų verslumo akademija, orientuotas į moteris verslininkes ir visus norinčius pradėti verslą. Moteris versle iššūkis ar kasdienybė. Ir būtent šito renginio metu jame dalyvavo daug verslininkų ir kitų profesijų žmonių. Iš karto buvo sumanyta, kad daryti verslininkių klubą, bet po to gimė tokia idėja, kadangi dalyvauja ne tik verslininkės, o ir kitų profesijų moteris, kad čia reikėtų mums padaryti bendrą tokį moterų klubą. O kiti mokymai buvo naudingi verslą jau plėtojančioms įmonėms, tokioms kaip šiai rąstinius namus gaminančiai įmoniai. Kadangi dirbam Plungės regione, tai Plungės verslo ir turizmo informacijos centras siųsdavo informaciją apie rengiamus seminarus. Ir buvo jų ten visas ciklas, nepamenu kiek, bet labai daug. Ir kai tik būdavo laiko, aš stengdavausi dalyvauti. Ypač kiek tolesnė tema, ten būdavo apie finansavimus, apie eksporto plėtrą. Ir galiausiai parengta Plungės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros galimybių analizė ir potencialių užsienio rinkų tyrimas. O tai ypač svarbu nedidelėms įmonėms, kurios negali užsisakyti didelių ir brangių rinkos tyrimų.